Sveiki, čia Aivaras, tema sprendimų darimo mechanizmas. Norim paaiškinti, kodėl mes labai dažnai gyvenime dvejojame, kodėl bijome daryti sprendimus, vengiame, atidėliojame, kodėl mums dažnai gyvenime pritrūksta energijos arba taip analizuojame situaciją, ją gilinamės ir atidėliojame sprendimo priėmimą iki tol, kol galiausiai situacija ima ir pati pasikeičia, arba kol kas nors ateina ir sprendimą padaro už jūs. Jeigu jūs nuolat dvejojate, bijote daryti sprendimus, atsitinka tai, ką būtų galima paprasčiausiai pavadinti tam tikrą psichologinę apatiją arba regresiją. Jeigu žmogus nedaro vis sudėtingesnių ir vis labiau atsakingų sprendimų, jisai pradeda jausti tarytum tam tikrą vidinį susikaustimą, tam tikrą klimpimą vis gilyn ir gilyn, iš ko labai yra sunku išsivaduoti. Žmogus tada puola į analizę, studijavimą, ieško įvairiausių pasiteisinimų, kodėl jis kažko tai nedaro. Tie sprendimai, kuriuos jūs darote rutiniškai, jų nebūtų galima pavadinti labai dideliais ir svarbiais sprendimais, nes prie rutinos ir prie savo komforto zonos dabartyje mes visi daugiau mažiau esame įpratę. Kuomet jūs pradedate daryti sprendimus, kurie reikalauja išeiti jūs iš jūsų komforto zonos ir pradėti daryti kažką tai naujo, kažką tai sudėtingo, kažką tai kartais galbūt ne visuomet ir malonaus, tačiau kuomet jūs pradedate imtis veiksmo, jūs pradedate jausti vidinį psichologinį augimą. Bet koks sprendimo arba veiksmo darimas suteikia jums tą gerą jausmą, kurį jūs kiekvienas jau esate kažkada tai anksčiau pajutęs. Prisiminkite situaciją, kurioje jūs užstrigote, kurioje jūs ilgai blaškėtės, ilgai dvėjojote, ilgai analizavote, tačiau galiausiai priimate sprendimą, ta situacija susitvarko, nesvarbu kaip susitvarko, tačiau ateina tam tikras palengvėjimas ir pasitenkinimas savimi. Kad štai aš padariau, štai vienaip ar kitaip tas problema arba ta sistema arba dar kažkas, kas tenai buvo, tie dalykai išsisprendė. Prieš pradedant pasakoti sprendimus ir pačią sprendimų temą šiek tiek plačiau, noriu paaiškinti tokį dalyką, kad jūsų mintis gali gyventi trijuose skirtinguose laikuose. Kad mūsų mintis sukasi apie dabartį ir dabartyje vykstančius dalykus, tas kaip ir savaime suprantam ir kaip savaime aišku. Be dabarties jūsų mintis gali būti ir ateityje, kuomet jūs galvojate apie įvairiausius ateities įvykius, kurie bus, kuomet jūs planuojate savo atostogą, savo savaitgalį, kuomet planuojate savo karjerą, išsilavinimą ir įvairiausius kitus dalykus, jūs esate mintimis ateityje. Lygiai taip pat jūs galite būti mintimis ir praeityje, kuomet jūs analizuojate įvairius įvykius, kurie atsitiko, prisimenate įvairiausias situacijas, jas išgyvenate iš naujo, žiūrite, ar tai, ką jūs veikiate, buvo teisinga, neteisinga, ar tai buvo galima padaryti kažkaip kitaip. Kuomet jūsų galvoje sukasi įvairiausi dialogai, ką jūs būtumėt sakęs, kaip jūs būtumėt reagavęs ir taip toliau. Taigi didžiulę laiko dalį mes praleidžiame mintimis ir praeityje. Dabar iš pirmo žvilgsnio šis dalykas atrodo įprastas ir kasdienis. Tačiau ar kada nors jums teko susimastyti apie tai, proporciškai, kiek laiko jūs praleidžiate skirtingame iš šių laikų? Šitą klausimą visuomet užduodu savo seminaro dalyviams ir pateiksiu jums vidutinius skaičius. Esu 100% įsitikinęs, kad tie skaičiai turėtų daugiau ar mažiau atspindėti ir kiekvieno iš jūsų dėmesį šiems skirtingiem laikam. Taigi daugiausia mes praleidžiame galvodami apie ateitį ir ateičiai tenka netgi daugiau negu pusę viso mūsų minčių srauto. Lygiai taip pat didelė dalis mūsų minčių energijos atitenka ir praeičiai. Ir mažiausias procentas, kaip bebūtų keista, atitenka dabarčiai, mintims apie tai, kas vyksta dabar, artimiausiu metu, būtent čia ir dabar. Reikia suprasti vieną labai svarbų dalyką, kad mintis yra energija.
Ir ten, kur jūs nukreipiate savo mintis, ten teka ir jūsų energija. Jeigu jūs galvojate apie ateitį, visa jūsų energija teka į ateitį. Jeigu jūs galvojate apie praeitį, jūsų energija teka į praeitį. Energija, kurią jūs turite kiekvieną dieną, jinai nėra begalinė. Ir kuomet mes darome sprendimus, mes dažniausiai pritrūkstame ko? Ogi tos pačios energijos. Ir jos pritrūkstame dėl paprasčiausios priežasties, kad per didelį jos kiekį mes nukreipiame ateitin arba praeitin. Su praeitimi yra toksai paprastas dalykas, kad ateityje sprendimų mes daryti negalime dėl to, kad ateitis paprasčiausiai dar neatėjo. Ar jūs galite padaryti sprendimą dienoje, kuri bus po mėnesio? Arba po 2 mėnesių? Ne. Sprendimą jūs galite padaryti tik tai dabartyje. Taip, dabarties sprendimai įtakos ateities sprendimus. Ir ateitį, aš sutinku, kad reikia planuoti. Tačiau planams toli gražu nereikia skirti pusę savo laiko. Aš manau, kad 5 procentų jūsų laiko ir jūsų minčių energijos tikrai yra daugiau negu pakankamai ateities planavimui. Taigi, ateities sprendimų nedarome, nes jinai dar neatėjo. Lygiai taip pat, sprendimų mes negalime daryti praeityje, nes praeitis jau praėjo. Ar jūs galite grįžti į vakar dieną ir pakeisti savo sprendimus į užvakar dieną, metai atgal? Ne. Tačiau pagalvokite patys, kiek laiko jūs praleidžiate galvodami, ar jūsų praeities sprendimai buvo teisingi ar neteisingi, kaip kas galėjo būti kitaip ir taip toliau. Mes praeities sprendimus galime įtakoti, tačiau tai jau bus dabarties sprendimai. Nes bet koks bandymas įtakoti praeitį, juk jis yra daromas dabartyje.